ASBIM GeoTwin yra pažangus, modernus AK software sprendimas, leidžiantis valdyti BIM ir OpenBIM duomenis urbanistinėme kontekste. Tai pasiekiama dinamiškai integruojant AK CDA platformą, vadinama bendraja duomenų aplinka su ESRI ar GIS sistema. Iš esmės tai reiškia, kad informacija tarp dviejų platformų keičiasi realiuoju laiku, sukuriant išmanesnį BIM ir GIS darbo procesų sujungimo būdą. Naudojant ASBIM GeoTwin, jūsų BIM duomenys ir modeliai tampa iš karto prieinami ArcGIS aplinkoje. Tai reiškia, kad nereikia sudėtingo konversijų ar atnaujinimų. Nuo infrastruktūros poreikių iki urbanistinio planavimo. ASBIM GeoTwin suteikia didžiulę vertę gerinant sprendimų priėmimo procesus ir stiprinant skaitmeninių dvynių valdymą. Pradėkime nuo ASBIM platformos. Čia matome IFC modelį. Iš tikrųjų tai yra 13 IFC modelių junginys arba federacija. Šie modeliai apima architektūrinę, konstrukcinę ir kitas inžinerinės sistemas. Įjungiant arba išjungiant tam tikrus matomumo lygius, galime matyti ne tik šių gyvenamųjų pastatų išorę, bet ir vidaus komponentus su jų savybėmis bei charakteristikomis. Dabar pereikime į GIS aplinką, kur galime analizuoti kiekvieno atskiro BIM objekto charakteristikas teritoriniu mastu. Šios užklausos atliekamos dinamiškai. Tai reiškia, kad rodoma informacija gaunama realiuoju laiku ir akimirksniu perteikiama dešinėje pusėje esančiame informacijos lange. Čia taip pat galime matyti papildomą su IFC susijusią informaciją, nagrinėdami net mažiausias šio gyvenamojo projekto detalės. Pereikime prie kito pavyzdžio. Tai Barselonos miestas. Pateiktas žemėlapyje ir sudarytas iš maždaug 2000 IFC modelių, kurių bendras duomenų kiekis siekia apie 120 GB. Kaip matome, daug modelių turi supaprastintą geometriją, tačiau juos galima atnaujinti labai detaliomis versijomis kartu su visų gyvavimo ciklo duomenų ir dokumentų rinkiniu. Kai modeliai yra išdėstyti žemėlapyje, bet kokius konkrečių pastatų atnaujinimus visada galima pakeisti aukštesnio detalumo modeliais. Pažvelkime į šį konkretų pastatą sudarytą iš 3 IFC modelių – architektūrinio, konstrukcinio ir kitų inžinerinių sistemų. Pastebėkite, kaip galime pereiti prie labai detalaus lygio informacijos, pavyzdžiui, apie elektros skydus ar priešgaisrinės sistemas. Čia matome istorinį Maroko miestą su tekstūromis, taškų debesimis ir žinoma pačių BIM modelių. Visi šie duomenys ir geometrija gali būti vienu metu peržiūrima ir apjungiama tiesiogiai GIS žemėlapyje. Vienas įspūdingiausių pavyzdžių parodančių, kaip ASBIM GeoTwin palaiko labai detalius ir sudėtingus skaitmeninius objektus, yra Švento Petro bazilika Vatikane. Švento Petro baldakimas, sukurtas Gian Lorenzo Bernini 1664–1633 metais, yra vienas iš ryškiausių baroko meno šedevrų. Beveik 30 metų aukščio struktūra dominuoja centrinėje navoje virš Švento Petro kapo. Tokio sudėtingumo objekto fiksavimas ir valdymas taškų debesyje reikalauja galimybės dirbti su milijardais 3D taškų, išsaugant kiekvieną skulptūrinę detalę. Tyrinėdami šią GIS sceną, pastebime, kad BIM modeliai nėra tik vizualūs sluoksniai, jie yra visiškai interaktyvūs. Galime dirbti su taškų debesimis, rinkti detalius matavimo duomenis, atlikti tikslius matavimus ir net realiuoju laiku simuliuoti šešėlius. Kairėje pusėje esantis momentiniai vaizdai leidžia greitai pereiti į konkrečią vietą ir gauti svarbių vizualinių bei duomenimis pagristų įžvalgų, pavyzdžiui, vonios kambario įrangą. Čia matome stadioną sudarytą iš 50 GB taškų debesies, kuriame yra 2,6 milijardo erdvinių taškų. Taip pat gali būti mūsų skaitmeninio dvynio dalis ir gali būti patalpinta žemėlapyje
kaip nuoroda matavimams tarp skirtingų geografinių objektų atlikti. Galime aktyvuoti dinaminės pjūvio plokštumas, kad perpjautume BIM modelius ir galėtume toliau analizuoti vidinės jų charakteristikas. Atkreipkite dėmesį, kad naudotojai gali peržiūrėti šios geografiniais duomenimis paremtus skaitmeninius dvynius ir virtualios realybės VR aplinkoje, taip pagerindami sprendinių priėmimo procesą. Štai dar viena šios interneto naršyklėje veikiančios technologijos pavyzdys – Aka Software būstinė Italijoje. Įsivaizduokite, kokia galia slypi papildytosios realybės AR galimybėse, leidžiančiose gauti svarbią techninę informaciją, atliekant priežiūros darbus. Operatorius gali tiesiog nuskenuoti QR kodą ir būti nukreiptas į skaitmeninius modelius mūsų CDA platformoje, bendroje duomenų sistemoje. Tai leidžia techninės priežiūros specialistams tiesiog vietoje pakeisti visus reikalingus pastato priežiūros dokumentus, būtent tada ir ten, kur jų reikia. Sugrįžkime prie pastatų, kuriuos matėme pradžioje. Kaip minėjau anksčiau, tikroji šios sistemos galia slypi dinaminėje dviejų platformų integracijoje. Šiuo metu matome modelius GIS puslapyje, tačiau BIM koordinatorius gali tuo pačiu metu atnaujinti federuotą modelį. Šiuo konkrečiu atveju matome, kad šioje teritorijoje trūksta vieno pastato. Dabar žiūrime federuotus modelius CDA platformoje ir turime atnaujinti federaciją naujų projektų, kurį pateikė viena projektavimo komanda. Tiesiog įkėlus naują modelį į federacijos įrankį naudojant drag and drop, gyvenamasis kompleksas iš karto atnaujinamas. Grįžus į GIS pusę, atnaujinimas įvyksta dinamiškai realiuoju laiku. Nereikia jokios papildomos sinchronizacijos tarp platformų. Pažiūrėkime, kaip galima sujungti OpenBIM duomenis EFC formatu su GIS sluoksniais. Šiuo atveju tai pastatų eksploatacijos valdymo sistema. Čia BIM pasaulis susijungia su GIS pasauliu, o trečias komponentas – eksploatacijos valdymo sistema. Leidžia identifikuoti objektus tiesiog BIM modelyje. Tai dinaminės užklausos. Jei duomenys atnaujinami, jie realiuoju laiku sinchronizuojami visose sistemose. ASBIM platforma ir ArGIS platforma gali dinamiškai dirbti su milžiniškais duomenų kiekiais. Pavyzdžiui, čia matomas vienas ligoninės kompleksas turintis 164 federuotus BIM modelius ir daugiau nei 3,2 milijono individualių objektų. Vis dėlto GIS aplinkoje viskas veikia sklandžiai. Galime vienu metu tyrinėti architektūrinius ir inžinerinių sistemų modelius, o kiekvienas objektas, ar tai būtų vamzdis, siena ar net baldai, turi savo išsamų parametrų ir informacijos rinkinį. Tai reiškia šimtus milijonų duomenų taškų tik vienam pastatui. Dabar įsivaizduokite tai nacionaliniu ar net globaliniu mastu. Kiekviena ligoninė, kiekvienas infrastruktūros elementas, viskas sujungta per ASBIM GeoTwin. Rezultatas – milžiniškas informacijos kiekis, visada prieinamas ir paruoštas naudoti. Geležinkeliai gali būti modeliuojami su EFC modeliais ir taškų debesimis, tiksliai fiksuojant infrastruktūrą ir jos kontekstą saugesniam planavimui ir išmanesniai priežiūrai. Ir to viskas nesibaigia. Keliai ir tinklai kritiniai kiekvienos teritorijos elementai. Taip pat tampa sujungtos BIM GIS darbo procesų dalimi. Visada atnaujinti ir visada prieinami. Štai IoT pagrindu veikianti infrastruktūros stebėjimo programa, šiuo metu vykdoma kampanijos regione Italijoje. Šios iniciatyvos metu 4 tiltai buvo aprūpinti pažangiais IoT sensoriais, integruotais į skaitmeninį dvynį EFC formatu. Visi surinkti duomenys patenka į centralizuotą duomenų centrą, kur jie apdorojami ir tiksliai susiejami su kiekvieno tilto geografiniais skaitmeniniais dvyniais.
Naudodami EOT programą ASBIM GeoTwin aplinkoje galime vizualizuoti realaus laiko sensorių duomenis tiek interaktyviuose prietaisų skydeliuose, tiek tiesiog skaitmeninėme dvinyje. Kiekvienas duomenų taškas yra geolokuotas, ne tik teritoriniu mastu, bet ir konkrečiame tilto, kelio ar tunelio elemente. Dinaminės diagramos leidžia stebėti istorinius duomenis ir priimti pagrįstus sprendimus. Svarbiausia, jei viršijamos saugos ribos, sistema automatiškai siunčia pranešimus techninės priežiūros komandoms, kad jos galėtų nedelsiant reaguoti vietoje. Tai didelis žingsnis į priekį projektyvaus infrastruktūros valdymo srityje, derinantis realaus laiko stebėjimą, tikslę geolokaciją ir veiksmingas analitinės įžvalgas. Grįžkime prie tilto pavyzdžio. Įsivaizduokite, kad reikia instruktuoti techninės priežiūros komandą apie tam tikrų komponentų vietą, leidžiant jiems virtualiai apžiūrėti tiltą ar prieš fiziškai ten nuvykstant. Štai elektros pastatas su labai aukštu geometriniu detalumo lygiu. Tokie strateginiai objektai gali būti papildyti kritiniais duomenimis per EOT sensorius ir priežiūros kontrolinius sąrašus, kurios operatoriai gali naudoti vietoje. Šioje studijoje AK Software nagrinėja inovatyvius skaitmeninius metodus, skirtingų bazinio ryšio stočių matavimui ir valdymui naudojant ASBIM valdymo ekosistemą. Laikui bėgant išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, vėjo apkrovos gali pakeisti antenų azimuto ir pasvirimo kampus, o tai gali turėti įtakos tinklo veikimui ir saugos reikalavimo laikymuisi. Dažnai turime tiek taškų debesį, tiek IFC modelį. Juos galime sujungti ir analizuoti kaip vieną bendrą vaizdą. Sujungę BIM ir GIS 4D aplinkoje, pereiname nuo statinių 3D modelių prie statybos procesų simuliavimo geografinėje aplinkoje. Tai leidžia tiksliai planuoti žemės darbus, kelius, logistiką ir saugos priemonės. Laiko ašiai judant į priekį kiekviena veikla, pamatai, kelio darbai ar tvoros atsiranda kontekste, gerindama koordinaciją, rizikos valdymą ar komunikaciją su suinteresuotomis šalimis. Ši padalinta priežiūra leidžia vienu metu naršyti aukšto tikslumo taškų debesyje ir 360 laipsnių panoraminėse nuotraukose, užfiksuotose lazerinio skenavimo metu. Kairėje pusėje taškų debesis suteikia tikslumą ir techninius matavimus, o dešinėje pusėje 360 laipsnių panorama suteikia intuityvią ir įtraukiančią patirtį. Visos ekosistemos šerdis yra globalus bendradarbiavimas. Įsivaizduokite, kad turis naudotojus skirtingose vietose, kurie vienu metu tyrinėja tą pačią sceną. Vienas naudotojas gali perimti valdymą ir sinchronizuoti vaizdą visiems kitiems. Kiekvieną naudotoją atstovauja avataras, sukuriantis įtraukiančią bendradarbiavimo aplinką. Naudotojai gali diskutuoti ir nagrinėti projekto detalės, matydami vieni kitų avatarų scenoje. Naudojant IFC redagavimo įrankį, bet kokie modelio pakeitimai, pavyzdžiui, objektų pridėjimas ar pakeitimas, iš karto atsispindi GIS aplinkoje. Tai užtikrina, kad jūsų skaitmeninis dvynys visada bus atnaujintas. Prieiga prie plačios AK internetinės BIM objektų bibliotekos leidžia pridėti objektus, kuriuos jau sukuria BIM bendruomenės nariai ar jūsų komandos kolegos, nereikalaujant grįžti į BIM projektavimo programą. Čia matome tipinę GIS duomenų lentelę. Sąveikaujant su ja susiję modelio objektai, pavyzdžiui, langai ar balkonai, automatiškai paryškinami. Taip pat galima atlikti erdvinės užklausas, pavyzdžiui, ieškoti visų langų ar katilų. Kiekvienas elementas turi savo duomenų rinkinį, kurį galima akimirksniu peržiūrėti. Galime net analizuoti energinio naudingumo sertifikatus saugomus BIM platformoje ir susietos su konkrečiais objektais.
Pasirinkę šias patalpas galime gauti kiekvieno buto energinio naudingumo ataskaitas. Tai leidžia priimti sprendimus, remiantis išsame duomenų analizę. Tačiau įsivaizduokite situaciją, kai apie šios modelius nieko nežinome, nes niekada jų nematėte. Kur gauti reikalingą informaciją? Čia padeda dirbtinis intelektas. Naudodamas paprastas užklausas, galiu paklausti, kokios yra šių modelių savybės. GPT analizuoja modelį, sudaro sąrašą ir pateikia rezultatus. Tada galiu paklausti, kokia numatyta šių patalpų paskirtis. Sistema akimirksniu pateikia visus galimus šių erdvių naudojimo būdus. Paprašius pateikti diagramą, matome patalpų plotų paskirstimą pagal paskirtį. Tuomet galiu paklausti, pažymėk visus šio pastato vonios kambarius. Sistema juos paryškina ir pateikia jų individualias charakteristikas. Be to, dar negana. Noriu sužinoti daugiau. Kur yra didžiausias vonios kambarys? Dirbtinis intelektas jį suranda, nurodo aukštą, kuriame jis yra, ir pateikia jo matmenis. Dėl dinaminio BIM ir GIS ryšio visi projekto dalyviai gali pasiekti išsamią informaciją kiekviename lygyje, nuo skaitmeninių statybos leidimų iki skaitmeninio urbanistinio planavimo reikalavimų. Tai leidžia viešojo sektoriaus institucijoms tiksliau, skaidriau ir efektyviau spręsti šiuolaikinius sudėtingus iššūkius.